Sveiki atradę mano video dienoraštį, kuriame aš dalinuosi savo kelionėmis, žygiais ir kitais nuotykiais. Šiame video toliau tęsiasi mūsų 31 kelionė. Šiame video ji ir pasibaigs, bet prieš uždarant 31 kelionės etapą apsilankykime dar vienoje šalyje. Taip, šiandien man į sąskaitą įkrenta 27 šalis. Labas rytas. Šiandienos rytas prasideda mašinoje. Pasiėmėm turą į Šiaurės Makedoniją. Taip gavos, kad važiuojam tik tai 3 turistai. Mudu ir vienas žmogus iš Portugalijos. Viskas. Važiuojam 3 valandas su pusė. Kitas nelabai ką pasakai. Tyla ramiai po mašinai. Hey, feels like I'm insane. I'm afraid of change. The pictures that I framed remind me of when the skies were blue. Chapter 32 is all just me and you. Kavos pertraukėlė. Nuvažiavom gal valandą su pusę. Tai realiai pusė kelio. Sustojom čia prie upės. Nusideginau liežuvį su kava. Einam ieškot, kur mūsų Portugalas draugs pasidėjo. Aiva. Einam prie jų jaučiu. Don't know what to do, don't know what to do. I got everything to lose. Noriu parodyti jums, kokios degalų kainos, bet nerodo čia nieko. Antras bandymas užfiksuoti kainas. Don't know what to do, don't know what to do. 'Cause I've been chasing feelings, but I'm running from them too. I feel like crying, I feel like screaming, I feel like throwing up for no reason. I think I'm growing, I think I'm sinking. I take a hit when I'm going out swinging. Jau esam prie sienos Makedonijos. Laukiam eilės, kol patikrins mus. Į Makedoniją įvažiuoti reikalingi pasai. Pasus turim. Viskam pasiruošę. Viskas gerai, praėjom visas patikras. Esam Makedonijai. Time, tell me where it goes. No, nobody knows. Walking down a road just to walk home. Ir šita žuvis pagaudama tik tai. And it can To only Ohrid. be found in this lake. Yes. And, Va, tik tai Ohrido ežere galima pagauti šitą žuvį. years ago, both countries, Albania and Korans ir kažkas tai tokio. O ta mažytė, kur ten tupi, sakė Beliuška vardas. Labai juokėsi gidas kažkodėl, kai jam labai juokinga šita žuvis. Pavadinimas jos tiksliau. Sakė, daug juokų yra apie ją. Pagalvau, kad viščiukus kep šitose šašlikinėse prie bažnyčios. Nekep viščiukus, sako, šašvakės degina tiesiog. Saint Naum vienuolynas labai senas, pastatytas dar 905 metais šalia Ohrido ežero, o aplink laisvai vaikšto povai. Tikrai gražus vaizdelis ir tai mūsų pirmoji stotelė Šiaurės Makedonijoje. Sakė, šitus vaisius gali valgyti nuo šito medžiaus. Sakė, mano kažkaip vadinasi, bet ne aš pirmą kartą matau. Stoja jisai ir valgo. Saldus? Šitie jau per daug, ištižiau. Štižiame. Bet dar stangrus tas skaniausias. Stangrus skaniausias tau? Mulberry? Yeah, white mulberry. Never heard of it. Kaip ežeras stipriai banguoja šiandien.
Antroji stotelė – kaulų įlanka, kuris savo pavadinimą gavo dėl čia rastų daugybės gyvūnų kaulų. Šios gyvenvietės istorija siekia bronzos ir metalo laikus. Žinoma, nameliai iki šių dienų neišgyveno, jie yra atkurti vadovaujantis archeologiniais tyrinėjimais, naudojant tuo metu statybai naudotas technologijas. Šituose nameliuose žmonės gyveno prieš Kristų 12 amžių. Labai seni nameliai. Valavikės paklotas su kailiais. Lokiaus oda užsikloti. Sased. Poor bear. Ir čia vilks. Another bear. Tai gidas sako, kad čia nėra originalus, aišku, neišliko turbūt mediniai molio nameliai šitiek metų. Bet atstatė greičiausiai tokiais pat būdais, kaip ir buvo pastatyti pirmą kartą. Iš molio, iš šakelių, iš šiaudų. Toks darinys visokių akmenukų. Skaidrus vandenėlis. Gražus kalnų vaizdai. Gyvate, snek. Hey, feels like I'm insane. I'm afraid of change. The pictures that I framed remind me of when the skies were blue. Chapter 32. Ohridas yra didžiausias miestas stovintis ant Ohrido ežero kranto ir 8 pagal dydį Šiaurės Makedonijoje, bet visgi ne apie miesto dydį reikėtų kalbėti. Also Serbia have Serbian dinar. And the currency is the change. Is the example 1 euro can change to 600 dinar. Ne kažkokių žmonių veidai, kitaip pasijau žuvys, šviniukai. Žmogus, kuris įsteigė seniausią mokyklą Europoje. Vienas seniausių. But like nowadays there's not that many Muslims. Gidas sakė, čia yra turkų nameliai. Turkai darydavo tokias mažas dekoracijas šalia namukų. Pagrindiniai požymiai tokie. Eina. Kaip įdomi. Tokiais tuneliais vaikštai. Nematyts dar variants. Ja. Nematyti variantai tokie. Čia privaryta. Ohridas dažnai vadinamas Balkanų Jeruzalė, nes čia kadaise buvo apie 365 bažnyčios, po vieną kiekvienai metų dienai. Ohrido ežeras, ant kurio kranto stovi miestas, vienas seniausių ir giliausių ežerų Europoje.
Ir miestas ir ežeras įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, kas yra itin reta, kad objektas būtų įtrauktas ir dėl kultūrinės, ir dėl gamtinės vertės kartu. Kyla vėjas ir prasideda audrelė. Lašai labai dideli. Kokio dydžio ledukais. Because it's not good to hide in the trees. Yes. Stipriau ir stipriau lyja. Pradėjo kalbėlė kokiais ledukais žaibuoti. Bėgam. Tiesiog slepimas dabar random kaviniai yra neįmanoma net būt lauke. Ledukai tokio dydžio, daužo per galvą, per visur skauda, mėginį jau turėsiu šiandien. Nežinau, ar matos per GoPro kamerą dėl vietos nėra telefone. Stronger and more fortificated. 79. Old city is part of UNESCO World Heritage. Yeah, we saw the sign. Romėnų amfiteatras. Pastatytas prieš Bizantiją dar. Šiaip labai daug pastatų iš Bizantijos čia. Kad tai būtų daug vienoje šaly kažkaip dar neteko matyti. Matyti dar tokios šalies neužtikom. Tai dabar būsim pamatę Šiaurės Makedoniją. Vis dar smarkiai lyja, esam kiaurai permirkę, bet einam vis tiek, nenorim prarasti laiko. Ir dar labai patinka tie turkiški nameliai. Irgi labai nematyta architektūra. Tai sakė Otomanų imperijos palikimas. Plaukiam. Čia senasis turgus, senoje turgaus gatvė. Dabar mes visi kiaurai permirkę ir sušlapę varom pavalgyti tradicinio makedonietiško ar Šiaurės Makedonijos, nežinau kaip pavadinti maistą. Žmonės vandenį šluoja. Kaip? Žmonės vandenį šluoja. Žmonės vandenį šluoja iš vidaus. Belė kokia audra buvo. Klausėm gido, ar būna Albanijoje taip. Nu ir ar dažnai būna Makedonijoje. Sako, aš nežinau kaip Makedonijoje, bet Albanijoje niekada nebūna. This one? Moussaka. Moussaka. You can try also dolma. Bandom vietinį aliuką. Kaip vadinasi? Skops. Nežinau, ar čia tas skops. Maisto kiekiai, pažiūrėkime. Perspective. Oh. Yeah, you see? No? The Yes, the same. Okay. I finally find it. 5 minutes research. Na ir turo pabaigai apsilankėme gražiausiame kaimelyje ant Ohrido ežero kranto iš Albanijos pusės. O tarp visų lietų mums čia pasisekė dar ir saulėlydį pamatyti. Čia ir persimono medis. Aug persimonai. Žali dar. Va.
Nematytas nieko. Prasukom pro nuo lietaus plaukiančią Albanijos sostinę Tiraną, ten paleidom savo bendrakeleivį Portugalą ir patraukėm į savo laikinus namus, kur paskutiniai vakarieniai nusprendėm suvalgyti šviežiai pagautos žuvies mūsų viešbučio restorane. What do people eat as sides with the fish? So, like a side dish, I would put grilled vegetables and our potatoes. Okay then. Both of them. Šefo komplimentas vadinasi toks dalykas, kur tu neusisakai, bet tau atneš. Alyvuogės ir kažkoks tai sumuštinis, tai paragausi. Hey, feels like I'm insane. I'm afraid of change. The pictures that I framed remind me of when the skies were blue. Chapter 32 is all just me and you, but the ceiling's falling through and all the screws are coming loose. Don't know what to do, don't know what to do. I got everything to lose. Don't know what to do, don't know what to do. Cause I've been chasing feelings but I'm running from it. 1000 kem. 1000 kem. Tai bus 10 eurų. 10 eurų. 10 eurų už 2 burėkus. Su sūriu. Ir neraityta forma. Čia su mėsa. Su mėsa? Čia su sūriu, tik turėtų jau toliau biškai. Ai, toliau jai. Nežinau, kaip jis paėmė. Kaip pica. Pagers. Labai skanu. Nusileidom Austrijos oro uoste. Mūsų skrydis į Vilnius persėdimo. Tai dabar turėsim nemažai laiko. Dabar yra po 6:14, o mūsų skrydis tik tai po 9:20. Taip, nusileidom trečiam terminalė, dabar turime iki pirmo nueiti. Nu tai gavom progą pabandyti vienišką alų, vienos alų. Vienu parašyta, Ota Kringel. Paprastas lageriuks, ragaunam. Žodžiu, viskas šitam oro uoste užsidaro 8 valandą. Mes norėjom nueiti spurgyčių, norėjom nueiti ten šnicelio padėlkinio kažkokio. Ir viskas 8 valandą užsidaro. Vienintelis tas baras, kuriame nuo pat pradžių sėdėjom, tai pasiėmėm dešrelės ir precelį. Ir po mažą liuką. Ir kainavo mums 25,80. Pirmą kartą tokioj būsenoj valgau krieną. Čia pašredins krienas, patarkuotas krienas. Žiauriai geras. Kai Lietuvoje ieškai tikrų krienų nusipirkti, tai čia net nebejotinai tikras. Labai geras. I feel like crying, I feel like screaming, I feel like throwing up for no reason. I think I'm growing, I think I'm sinking, I take a hit while I'm going elsewhere. Taip pasibaigė mūsų 2 savaitės trukusios atostogos. Lekiam ilsėtis, bet jau turime paruoštus skrydžio bilietus kitai kelioniai. Joje ir susitikime. Where I'm going next is anybody's guess.